Paliekame tautiečius ir keliaujame į Sidnėjaus centrą. Ir kaip perspėjo Australijos lietuvių bendruomenės pirmininkė, į centrą automobiliu geriau nevažiuokite, įstriksite kamštyje. Todėl pasirinkome traukinį. Keliaujame į turistų mėgstamas vietas. Sidnėjuje vasaros nėra labai karštos, temperatūra siekia tik apie 26-27 laipsnius, o žiemos būna švelnios, retai kada nukrinta iki 7 laipsnių. Pas mus žiema dabar. Visi įsivaizduoja, kad Australija amžina vasara, aš pati atvažiavau su tokia pat nuomonė. Aš atvykau į Australiją, visiškai tokia, bedžiau pirštų praktiškai ir kur papuoliau. Kai aš grįžtu palyginimui, 1-2 metais dar jaučiau skirtumą, kad Lietuvoje pigiau. Dabar aš jau sakyčiau, mes netoli esam to. Lietuvoje kyla irgi ir pragyvenimo lygis, ir vietų, kur išeiti daugėja, pramogų. Čia irgi panašiai. Tai sakyčiau, pas mus kaip brangiau truputėlį yra gal paslaugos prekės, daug brangiau yra pragyvenimas. Sakykime, aš gyvenu 2 kambarių name, 2 miegamųjų skaitosi. Tai mes už tą namą mokam į savaitę $950 plus komunaliniai. Tai į mėnesį gaunasi jau netoli $4000. Čia yra didžiausios turbūt išlaidos gyvenant Sidnėjuje, tai yra būtent būstas. Australai šiaip turi labai tą tokią kultūrą išėjimo papusryčiauti, pavakarieniauti kur nors į kavines. Kavinės pas mus atsidaro labai anksti, nuo 6 ryto, kitur netgi dar anksčiau. Ir žmonės anksti pradeda gyvenimą Australijoje. Jie bėgioja paplūdimy parkuose prieš darbą nuo 5-6 ryto, tada greita kavytė, pusryčiai, namo ir į darbą. Anksti eina miegoti australai ir anksti keliasi. Pačioj pradžioje gal atvažiavus, dabar važiuojam traukinį, gal šokiravo tai, kad niekas nepuola. Yra daug žmonių traukinių stotyje ar prie autobuso gatvėje laukiančių stoteliai. Jie visi labai tvarkingai išsirikiuoja į eilę ir išleidžia visus žmonės ir po vieną įlipa. Tai mane gal šitas iš pradžių toks buvo labai keistas, kai aš pamačiau šaligatvį tiesiog išsirikiavusius žmonės ir galvoju, o ko jie čia laukia, aš tai į autobusą, o ko jie laukia. Atpažintumėt Londono akcentą. Amerikiečiai vėl truputėlį turi, australai turi tą savo tokį, jie turi nemažai slengo, kaip ir vietinių savo žodžių. Good day. Pavyzdžiui, jie trumpina daug. Sakytum good day, jie sako good day. Akiniai nuo saulės yra sunglasses, jie vadina sunny. Pusryčiai, breakfast, jiem yra brekkie. Degalinė, kas būtų gal service station arba petrol station, jiem yra servo. Tai jie labai nukapoja ir jeigu greitai kalba, atrodo, tu anglų kalbą kaip ir žinai, bet tada kontekste sunkiau pagauti. Ir aišku, plus tas papildomas akcentas, kaip ir Lietuvoje, jeigu žemaitis kalba su Vilniečiu savo žemaičių tarme ir kalba greitai, tai ir tam lietuviui žemaitis sunku suprasti. Nežinau, kom pasakyti, bet galiu jūs, jeigu kažkam paklausti, aš ir pilna žemaitišką galiu pašnekėti. Esame priešai Sidnėjaus ikoną, operos teatro rūmus, primenančius Sidnėjaus uolas ar uosto bures, arba tiesiog lupamą apelsiną. Konkurso pradžioje niekam nežinomo danų architekto Jorno Utzsono darbas buvo atmestas. Ir tik 1973-aisiais Sidnėjaus operos teatro rūmai uosto krantinėje tapo vienu didingiausių pasaulio statinių, Sidnėjaus ir visos šalies simboliu, UNESCO saugomu objektu. Priešais operos teatrą arkinis tiltas, tai antras pagal dydį tiltas visame pasaulyje. Tilto konstrukcija sudaryta iš maždaug 6 milijonų rankomis įkaltų kniedžių. Galima tilto viršūnėje ir pasipiršti ir netgi susituokti. Tai jau išbandė garsūs aktoriai, muzikantai ar karališkosios šeimos nariai. Pavyzdžiui, Kylie Minogue, Robertas De Niras, princas Haris, Oprah Winfrey. Lietuviai taip pat neišimtis. Turim lietuvį, kuris nutarė, kad puikiai vieta būtų pasipiršti ten. Tačiau, kadangi tai yra labai aukštai, dėl visų saugumo negali turėti jokių laisvų daiktų, įskaitant ir žiedo ar ten savo telefono, aprengę specialiais kostiumais.
Tai žiedą reikėjo virvutę rišti prie riešo ir perdodant irgi atsargiai perišti, perdėti. Bet pavyko, susituokė, laimingai gyvena. Sidnėjaus uoste pernai pavasarį ne savo norų užsilaipino ir ekstremalas Aurimas Mockus, ketinęs perplaukti irklinę valtimi Ramųjį vandenyną. Taifūnas Aurimo pasitiko visai netoli finišo. Teko kviestis pagalbos. Į pagalbos šauksmą atsiliepė Australijos kariuomenės laivas, buvęs netoliese. Gal jūs pati ir buvot ir krante ir sutikinėjo? Buvau prie laivo, taip, kadangi tai saugoma kaip ir teritorija, karinis objektas, tai mūsų labai nedaug įleido į pačią teritoriją. Tai buvo mūsų ambasadorius, garbės konsulė, aš, turėjom mūsų fotografą, videografą, žmona, žinoma, buvo Aurimo. Širpuliukai irgi bėgo ir graudinosi daug kas, kai pirmą kartą jau pamatėm išlipantį ir fiksavom vaizdus ir stengiamės irgi ir pasidalinti ir su pasauliu, ir su Lietuva. Australija paprastai kvepia eukaliptais, o koks Sidnėjaus kvapas? Jūrinis, sūrus kvapas. Sidnėjus vadinamas ir vėjų sostinė. Birželį daug lyja. Iš žaibuojančio dangaus gavome lietaus ir mes.